Šiandien keliausime Turkijos rivjeroje, lankysime gražiuosius jaukius miestelius ir paplūdimius. Po šių vaizdų tikrai nebenorėsite visas savo atostogas praleisti viskas įskaičiuota viešbutyje. Taigi spaudžiam like ir važiuojam. Tęsiu savo kelionę automobiliu po Turkijos rivjerą, garsėjančią savo krištolo skaidrumo jūrą. Daugybė paplūdimių čia yra apdovanoti mėlynąją vėliavą, reiškiančią švarą ir aukštą aplinkosaugos standartą. Paplūdimiai tokie kaip Liudenys, žinomi dėl ramios lagūnos, o Kaputaš paplūdimiai su dramatišku vaizdu nuo kalnų viršaus yra tikri gamtos stebuklai. Rivjeros regione gausu archeologinių ir istorinių vietovių. Vienas žymiausių yra Efeso senovinis miestas, su kuriuo susipažinome. Jis buvo svarbus Romėnų imperijos prekybos centras, taip pat Lykijos laikotarpio kapavietės ir antikinės Fazelio ir Myros miestų liekanos, suteikiančios progą pajusti senovės civilizacijų dvasią. Be paplūdimių rivjera siūlo ir įspūdingus kalnus, miškus ir krioklius, kurie suteikia galimybę pasinerti į aktyvų poilsį. Taurus kalnai driekiasi palei visą rivjeros pakrantę, todėl šiame regione gausu žygių ir kopimo trasų. Dėl švaraus ir šilto Egėjo bei Viduržemio jūrų vandens rivjera idealiai tinka buriavimui, nardymui ir kitoms vandens sporto pramogoms. Turkijoje galima rasti labai įdomių paplūdimių, vienas iš jų yra Kaputaš. Štai esu dabar ant olos ir atsiveria vaizdas į nuostabų paplūdimį, skalaujama žydru vandeniu, šalia įspūdingos uolos. Šį kartą jame nesimaudysiu, važiuosiu iki tolimesnio. Labai gražu važiuoti tokie pakrantėje. Praktiškai pervažiuoju per kalniuką ir atsiveria nuostabūs vaizdai, vis skirtingi. Įvairiausios salos, kalnai, tarpekliai, nuolatos žydros jūros atkarpos. Keliauti iš tikrųjų Turkijoje automobiliu labai paprasta, keliai geri, visur asfaltuoti, restoranų kainos taip pat neblogas, manau, netgi pigiau negu Lietuvoje, viešbučiai taip pat pigiau, galima tikrai rasti daug variantų su vaizdu į jūrą. Na, o lapkritį keliauti iš tikrųjų idealus metas. Oro temperatūra apie 25-27 laipsnius šilumos, bent jau šiemet tai tikrai šilta, žmonių yra mažiau, pasižiūrėkit, paplūdimys tikrai nėra pilnas. Aš netgi 11 ryto radau, kur prisiparkuoti automobilį prie šio paplūdimio, prie pat. Kainos geresnės, viešbučiai pigesni, galima susirasti daug geresnį viešbutį už tą pačią kainą, ką rastumėte vasarą. Visose kelionėse naudojasi Revolut, tada nereikia rizikuoti keisti gatvėje pinigų, kuomet dažnas nori pasipelnyti ir apgauti. Nemokamai atsisiųsk Revolut per mano nuorodą ir gauk 20 eurų dovanų. Naudotis Revolut programėlė bus saugu, o jeigu dar vis neramu, naudokis vienkartinio naudojimo kortelėmis ir kortelės įšaldymu. Programėlėje gali susikurti vienkartinio naudojimo korteles, viena kortelė atlik vieną mokėjimą, o tada susikurk naują kortelę, kad tavo duomenų nebūtų galima pavogti. Kuomet keliauju, mėgaujasi puikiais valiutų kursais užsienyje su Revolut kortele. Pinigus gali išsikeisti programėlėje arba Revolut automatiškai konvertuos pinigus, kai naudosi savo kortelę. Paprasčiau nebūna. Nemokamai atsisiųsk Revolut per mano nuorodą esančią aprašyme ir gauk 20 eurų dovanų. Dar vienas Egėjo jūros pakrantės miestelis Kaš. Nedidelis, jaukus, šalia kalnai, siauros gatvelės, yra nemažai restoranėlių. Einu pasivaikščiosiu jo gatvelėmis. Vaikštinėju žaviame Kaš miestelyje. Jis nėra toks komercializuotas kaip kiti rivjeros kurortai, todėl išsaugojo savo tradicinį žavesį. Akmeniniai namai, apželdinti bogenvilyje, siauros gatvelės ir jaukios kavinės. Tai vieta, kur galima jausti, kad pabėgote nuo didmiesčių ir šurmulio. Kaš yra vienas geriausių nardymo centrų Turkijoje. Viduržemio jūra čia slepia ne tik turtingą jūrų gyvenimą, bet ir istorinės laivų nuolaužas bei povandeninės salas. Kaš garsėja laivų ekskursijomis į netoliese esančią salas. Viena populiariausių vietų Kekovo sala, kur galima pamatyti povandeninį senovinį miestą. Merhaba. Merhaba. Važiuojantį. Su rakteliais. Na štai dar yra tokių automobilių Turkijos gatvėse. Ir gyvi, su rakteliais, važiuojantis, tik labai aplamdyti.
Turkijoje pietų regionai, tokie kaip Antalija ir Mugla, pasižymi švelniu viduržemio jūros klimatu, šiltomis žiemomis ir ilgų vegetacijos periodu. Tai leidžia auginti daržoves, vaisius ir gėles, net tada, kai kitose šalyse yra per šalta. Turkija šiltnamių plotą apima 100 000 hektarų. Čia išaugintos daržovės ir vaisiai eksportuojami į daugybę šalių, ypač Europą ir artimuosius rytus. Auginami pomidorai, agurkai, paprikos, baklažanai, pipirai ir citrusiniai vaisiai, taip pat bananai ir braškės. Vykstu link Myra, senovinio miesto, ir norėjau jums parodyti, kiek daug šiltnamių šioje vietovėje. Kiek akis užmato, visur šiltnamiai. Augina pomidorus, paprikas, matyt labai tinkama vietovė, nes kitur Turkijoje nemačiau, kad būtų tiek daug šiltnamių, daugiau negu gyvenamųjų namų. Atvykau į Myrą. Labai neblogai išsilaikė griuvėsiai, amfiteatras, kapavietės kalne. Pasivaikščiosim, pasidomėsim istoriją. Keliaujam. Myra miestas yra vienas iš svarbiausių Likijos civilizacijos centrų, garsėjantis savo istoriniu ir archeologiniu paveldu. Mieste išliko nuostabios Likijos laikotarpio uolų kapavietės. Kapavietės dažnai dekoruotos raižiniais ir piešiniais, į keletą jų galima netgi įlysti vidun. Labai gerame stovyje išlikęs ir romėnų amfiteatras, liudijantis miesto svarbą senovėje. Jame vykdavo spektakliai ir viešieji renginiai. Myra yra susijusi su Švento Mikalojaus, kuris buvo vyskupas šiame mieste 3 amžiuje gyvenimo. Įdomus faktas, kad Šventas Mikalojus buvo Kalėdų senelio įkvėpėjas. Šventas Mikalojus iš Myros tapo Kalėdų senelio įkvėpėjų dėl savo dosnumo ir rūpinimosi vaikais bei vargšais. O vėlesnėse legendose šios savybės virto Kalėdų senelio įvaizdžiu – dovanų dalinimo tradicija. Turkijai labai populiaru pečiuje kepti grybus. Užsisakiau šampinjonų su sūriu. Na, aromatingi labai, iš tikrųjų daug prieskonių įvairiausių vėlgi. Labai sultingi pievagrybiai. Kaip labai karšti. Tiek sūris fermentinis, tiek visas patiekalas labai gardus. Vakarėjant atvažiavau į Olimpos Beach. Na, akmenuotas paplūdimys, tačiau gražus. Aplinkui stūkso keletas uolų, žydras vanduo. Olimpos paplūdimys patraukė dėmesį savo laukinę, natūralią aplinką, kurią supa kalnai, žalios giraitės ir viduržemio jūros vanduo. Paplūdimys išsiskiria savo natūralia, nepaliesta gamta. Olimpos miestelėje ir paplūdimio zonoje ribojamas statybų skaičius, tačiau nėra didelių viešbučių, o dauguma apgyvendinimo vietų yra unikalūs nameliai medžiuose ar ekologiški pensionai. Olimpos paplūdimys yra populiarus tarp turistų mėgstančių ekologinį turizmą ir aktyvų laisvalaikį. Čia galima plaukioti, užsiimti nardymu ir tyrinėti uolas bei jų grožybės. Paplūdimio lankytojai taip pat gali išbandyti netoliese esančius pėsčiųjų takus. Olimpos paplūdimys yra labai arti senovinio Olimpos miesto griuvėsio, kurie datuojami 2 amžiui prieš mūsų erą. Čia galite rasti senovinius pastatų likučius, kapavietės, romėniškus paminklus, kurie suteikia vietovei ypatingą istorinę dvasią. Ši vietovė buvo svarbus Likijos civilizacijos centras, o aplink esantis griuvėsiai papildo šį nepakartojamą potyrį gamtoje. Naktį čia galima aplankyti netoliese esančią Čimeros ugnį, natūraliai rusenančias liepsnas, kurios kyla iš uolų dėl po žeme esančių dujų. Šis reiškinys žinomas jau tūkstantmečius ir buvo naudojamas senovėje kaip orientyras jūreiviams. Atvažiavau pasivaikščiot. Prisiparkavau čia pakankamai ankštose vietose, kuomet Vilniaus oro uoste
Palikau ADC parkingo XXL vietose, tai ten tikrai saugu, kad nieks neapdaužys mano automobilio. O čia jau rizika. Atvykau pas mažą Antalijos broliuką vardu Kemerą. Jame pasivaikščiosime kartu jo gatvėmis, pasižiūrėsime, ką parduoda vietiniai pardavėjai, kaip atrodo gatvelės, aplinkui juosiantys kalnai ir paplūdimiai. Kemeras jums gerai žinomas žavingas kurortas Turkijos pietuose, įsikūręs Antalijos regione. Geriausias laikas jame apsilankyti nuo gegužės iki spalio mėnesio, kai oras yra šiltas ir malonus. Miestas yra lengvai pasiekiamas, nuo Antalijos oro uosto iki Kemero yra apie 50 km ir jį pasiekti trunka apie valandą. Jei norite ramesnio poilsio, rinkitės apsistojimą netoli mažesnių miestelių aplink Kemerą. Labai gražus vakaras, leidžiasi saulė, kalnų viršūnės dar vis apšviestos. Tokia jaukuma, sakyčiau, atėjau link prieplaukos, tikrai yra gražių, didelių jachtų prabangių, ten stovi ir piratų laivų imitacijos. Kemero pakrantėje yra daugybė akmenuotų ir smėlio paplūdimių, apdovanotų mėlynąją vėliavą. Čia rasite tiek populiarius, gerai įrengtus paplūdimius, tiek ramesnės vietas. Vienas geriausių yra Moonlight Bay, Mėnulio šviesos įlanka, puikiai tinkanti šeimoms ir tiems, kas nori ramiai ilsėtis. Kemeras siūlo daugybę pramogų, nuo vandens sporto iki kalnų žygių. Galite leistis į safari džipais, plaukti katamaranu ar užsiimti nardymo. Miesto naktinis gyvenimas vasarą labai gyvas. Čia gausu barų, naktinių klubų, restoranų, bet tokia Kemeras garsėja puikiais viešbučiais, siūlančiais viskas įskaičiuota. Na, senamiestyje tikrai visko daug gražaus. Nuo žydinčių augalų, mešėčių iki nuostabaus kraštovaizdžio ir kalnų, kurie matosi pasilipėjus ant kalniuko. Išėjau naująją miesto dalį. Na, senamiestis skirtas turistams, o čia, sakysim, skirta vietiniams. Geresnės kainos, jau įvairesnės prekės. Parduoda džiovintus baklažanus, paprikas, kurios naudoja dalmat patiekalui. Paverdi 15 minučių. Ir tada prikemši prifarširuoja ryžių su įvairiais pagardais viduje. Na, tradicinis turkiškas patiekalas, panašus į mūsų. Mes irgi paprikas taip įdarome. Nusipirksiu šviežiai spaustų granatų sulčių. Didelė stiklinė kainuoja 1,50 €. Paragaujam. Na, labai geros. Šiaip granatų derlius būna rudenį. Dabar pavasaris, tačiau vis tiek neblogai išsilaikė skanios sultys. Davė paragauti sultono arbatos. Tai su eukaliptu, su paprika, mėta, citrina. Tai net akis graužia, žinokit. Žiemai tai tikrai nebloga arbata būtų, bet labai aitri.
Na, lyginant su Egiptu, tai turbūt Turkija pardavėjai mažiau kalbina, mažiau lenda gatvėse, tai ramiau galima pasivaikščioti. Kaleičių uostas yra vienas istoriškai svarbiausių žvejybos centrų Antalijoje. Jis buvo naudojamas dar romėnų laikais kaip prekybos ir žvejybos uostas. Šiandien jis yra restauruotas ir naudojamas kaip pramoginis jachtų ir žvejų valčių prieglobstis. Tačiau aplink dar galima rasti tradicinių mažų žvejų valčių. Aplink uostą galima rasti taip pat daugybę restoranų, kurie siūlo šviežią žuvį ir jūros gėrybes. Na, šiandien reikėjo pasirinkti, ar skaniai pavalgau, ar valgau su vaizdu prie jūros. Išsirinkau skaniai pavalgyti. Kemelija, aviena užkepta sūriu. Užuodžiant kvapą, jau dabar seilė bėga. Manau, kad labai karšta bus. Pasakiška, minkštutė aviena. Ištroškinta. Labai skanu. Antalijos uolų pakrantė driekėsi nuo senamiesčio iki Konjalti paplūdimio. Ji garsėja stačiomis kalkakmenio uolomis, kurios kartais siekia net 40 metrų aukštį. Šalia uolų gyvena daugybė jūrinių rūšių, įskaitant įvairias žuvis, krabus ir kitus jūros organizmus. Uolos tapo namais daugeliu paukščių rūšių, įskaitant kirų kolonijas ir kormoranus. Vaikštinėjai pakrantės zonoje, kurie nėra paplūdimio. Na, daug namų pastatytų šalia, su gražiu vaizdu jūrą ir kalnus, tačiau maudytis nėra kur, nes visur uolos. Tačiau yra padaryti takeliai, galima pasivaikščioti, pasidėti ant soliuko, pasigražėti jūrą. Pakrantė išraižė Viduržemio jūros bangos ir vėjai, per tūkstančius metų suformuodami unikalius uolų reljefus ir grotus. Uolose ir grotose rasti įrodymai rodo, kad žmonės šį regioną naudojo dar akmens amžiuje. Pavyzdžiui, Karainų urvas vienas svarbiausių archeologinių objektų regione. Pakrantės uolos senais laikais netgi saugodavo nuo piratų, to turbūt nežinojote, tačiau Turkijos teritorija knibždėjo šių neklaužadų. Kilikijos piratai veikė dar graikų ir romėnų laikais. Jie puldinėjo prekybinius laivus, grobė žmones ir prekes. Romėnų generolas Pompėjus pagrasėjo tuo, kad 1 amžiuje prieš mūsų erą surengė didžiulę kampaniją prieš Kilikijos piratus, siekdamas juos sunaikinti. Osmanų imperijos laikais Viduržemio jūra buvo intensyviai naudojama prekybai, todėl piratų veikla čia nesibaigė. Vaikštinėjant pakrantį, ką pastebėjau, kad turkai dažniausiai renkasi pavėsį, nes jiems saulės jau užtenka, o baltožiai visi deginasi ant saulės. Net neieško pavėsio, nesvarbu ar akmenys ar smėlis. Barbarosos broliai buvo vieni garsiausių Viduržemio jūros piratų, vėliau tapę Osmanų imperijos admirolais. Jie pradėjo kaip piratai, tačiau vėliau prisijungė prie Osmanų ir vadovavo jūrų mūšiams prieš Europos šalis – Ispaniją, Veneciją ir kitas jūrų valstybės. Osmanų piratai dažnai veikia kaip imperijos pagalbininkai, puldami krikščionių laivus ir užgrobdami jų turtą. Egėjo jūros salos buvo dažnas piratų prieglobstis, nes jų daugybė mažų įlankų ir slėptuvių leido greitai pasislėpti nuo persekiotojų. Piratai ne tik grobė prekes ir laivus, bet ir pagrobdavo žmonės, kurios parduodavo kaip vergus. Na, tikrai labai ilga alėja šioje vakarinėje Antalijos dalyje. Ilgas paplūdimys. Gerai, kad palikta žmonėms pasivaikščioti, ir žalios zonos yra, ir pavėsio, ir medžių. Nes labai dažnai būna, kai užstato viešbučiais, tai tada nebeįmanoma pasimėgauti pakrantę. O čia tiesiog net automobilių nesigirdi. Smagu matyti ir vietinius gyventojus, kurie leidžia laiką kartu. Tai ne tik, kad vyrai kartu sėdi žaidžia vakare, bet ir su savo senutėm sėdi. Sakyčiau, kad gegužės mėnesis turbūt yra pats geriausias laikas keliauti į Turkiją. Ne taip karšta, apie 25 plus vėjelis, aišku, jūra gal nėra dar iššilus. Bet lyginant su vasaros 35 plus saulė, tai tikrai per karštą. Tada reikia slėptis pavėsyje po skėčių. Kankinė tada gaunasi, o dabar idealu, žinok. Gali ir gulėti, gali ir vaikščioti, labai faina. Taipogi viskas žydi ir kainos daug pigesnės negu vasarą.
gal kokiu 40% pigiau. Viešasis Antalijos paplūdimys, na, smėlio nėra, vien akmenėliai. Galima gulėti, aišku, per daug gal neduriai nugarę pasitiesus. Tolėliau galima išsinuomoti ir gultą, arba nusipirkti kokteilį ir gultą gausi nemokamai. Piratų atakos sukeldavo didelių problemų regiono prekybai, todėl daugelis civilizacijų stengiasi sustiprinti savo laivynus kovai su jais. Kai kuriais laikotarpiais piratai netgi valdė tam tikras pakrantės teritorijas ir įkurdavo savo bazes. Piratų veikla Turkijoje paliko gilų pėdsaką regiono istorijoje ir kultūroje. Jie buvo ne tik grėsmė, bet ir istorijos dalis, atskleidžianti Viduržemio jūros regiono sudėtingus prekybos ir galios santykius. Na, vakarieniai išsirinkau vaizdą, ne tik maistą. Labai skani vištiena su kariu ir tokiu vaizdu. Şuradan direkt camiye çıkalım mı merdivenlerden? Kavinukė nemažai įsikūrusi ant Briūnų, žmonės sėdi, netgi vietiniai grožisi savo miestu. Rytais Antalijoje labai ramu, tik tai vietiniai gyventojai vaikšto. Vakare tada jau prasideda veiksmas. Restoranai užimti, klegesys, kas vynelį, kas alutį, kas arbatėlę. Pagaliau nusileidau Vilniaus oro uoste, einu pasiimsiu automobilį. Pasiimsiu raktelius, kuriuos palikau plovyklai. Bandom. Gavau kodą. Atsidaro ir iš saugyklos pasiimsiu raktelius. Kuomet buvau išskridęs, nuplovė mano automobilį ir atsiuntė žinutę kodą. Tai dabar pasiimsiu raktelius. Pliumt. Prašau. Eime pasižiūrėsim, kaip sutvarkė automobilį. Matau, kad labai švariai gražiai nuplautas. Tai pažiūrėsim į saloną. Ir salonas švarutėlis gražutėlis. Na, vat, ADC parkingo paslauga. Plačios vietos, nuplautas automobilis. O jums sakau, ačiū, kad keliavote Turkiją kartu. Būtinai spaudžiam prenumeratą, laikus ir susitiksim kitą savaitę. Ate.